Kadangi šiandien jau taip pakankamai sunkiai po pietų veiksmas vyksta, tai nusprendžiau, kad reikia biškį paeksperimentuoti. Pasižiūrim. Pasipjaustysiu, aš turiu karščio keliušką. Pasižiūrėsim. Ar čia pasiteisins, ar nelabai? Nu, a kogi, ne? Kitas variantas, aišku, dar gali būti eiti ieškoti žuvies. Bet šiandien oras biškį ne tas. Iš ryto buvo visai nieko. Nes saulutė švietė, o dabar jau ir vėjelis biškį atsirado, ir saulutės nebėra. Nu, kažkaip tai pasižiūrėsim. Tokius gabaliukus pabandysiu. O ką gali žinot? A, gal. Nes dabar kažkaip kibimukai tokie kartais įdomus. Biškį pajudina ir palieka. Tai toks vaizdas, kad jinai kaip ir yra jos biškį dar. O maitintis nenori. Avo, pagaliau. Išlaukiam. Žuvikės. Dar vienos agurkinės. Bet tiesą pasakius, jokie burtai jau nebepadeda. Dėktų čia ką nori, kvepink kuom nori, mesk į eketę irgi ką nori. Tiesiog nėra jos ir viskas. Draugai, jeigu nekimba, reikia ką padaryti? Opa, kimba. Tik pasakiau, ką reikia padaryti ir iš karto bats už uodegos. Ir sėdė. O aš jau galvojau, kad didelė. Taigi, jeigu nekimba, reikia ištiesti kojas. Aha, tai visą dieną sulenktos. Visą dieną. Ir va savo gulėdami lovytėj stebėsim situaciją. Taip sakant, įjungsim budinti režimą. Ai, beje, pirma naktis buvo, nu, ta prasme, pirmas kartas buvo, kai aš ant šitos raskladuškės miegojau. Tai galiu pasakyti, kad ant karpinės tos lovos kur kas geriau miegoti, patogiau. Nu, čia ta raskladuškė tokia jo, iš bėdos, taip sakant. Kad ant žemės negulėti. Norint sutaupyti svorio ir vietos. Kažką sulaukėm dar. Kažkokią silkę. Agurkinė silkutė. Nedicka. O, žiūrėkit. Vakarienį pribubinsim dar, ne? Nu. Jeigu vakar valgėm stintą, vakare šiandien ką valgysim? Teisingai, stintą. Jūs visiškai teisūs, šiandieną vakare mes valgysim stintą. Nu, negaligi kiekvieną dieną valgyti stintą. Jeigu vakar buvo stinta, tai šiandien bus stintelės. Nu, pagal išmirą, tai jo, rimtai, kad čia šiandien bus stintelės. O, Gediminas keičia taktiką. Galvoja, ten geriau bus. Nu, kaip ten sako, viltis durnių, tai yra žvejų motina.
Gal ir pasiseks, gal. A gal ir ne. Bandau stebėti situaciją, pas ką nors rankos kilnojasi ar nieks, ar visi stovi kaip, avo, ten matau kilnojasi pas kažką rankos, ten va toli prie kamino, o visi kiti stovi, nėra veiksmo. Gerai, kimba kaip ir pas visus vienodai. Nu, bandau aš čia biškį paburti dar su apšvietimu. Gal sakau, tas kažkiek tai padėtų. Nesigauna kažkaip padaryti, kad jinai šviestų tiesiai į eketę. Bet žiūrėk, kimba geras. O taip va. Pašviečiau. A čia sutapimas buvo, ar čia kas čia buvo, nesuprantu. Norėtum. Norėtum. Bent jau vieną, į to jau neblogai. Kas čia suveikė įdomu? Tiesiog sutapimas. Pabandžiau pamažinti gabaliukus. Tai nežinau. Ar čia sutapimas ar suveikė. Nu viskas. Sugalvojom čia tokį planą chuliganą, kadangi čia nekimba. Tai prazondavom ten biškį kitoj vietoj. Pasirodo, šiandien ten geriau sugaudė negu mes čia. Tai dabar. Žodžiu, dabar
Ruošiuosi psichologiškai, nes 8 valandos vakaro, biški vėjukas, šaltoka. Tai iššausiu kavytės, po biškutį čia viską apsidėliosiu ir, nu ką darysi, kokius 500 metrų. Nu gal mažiau biški, gal 400, kažkas panašaus. Ir tada vėl viską pasistatyti. Nu tai kokia 10:30 tikiuosi, kad jau aš būsiu vietoj, normaliai sėdėsiu palapinį šiltai. Oi, kaip man nepatinka tie kraustymaisi tokie, ypač naktį. Nu bet ką darysi? Ten kybo šiandien geriau. Tai bandysim ten gaudyti. Nu žinokit, nepraėjo nei 2 valandos, Arunčiukas jau naujoje vietoj sėdė. Eina savo, viską susirinkau. Nusitempiau rogės kokius dar 400 metrų. Ir vėl viską susidėliojau. Nu galiu pasakyti, rudenį ant kranto dar tokius dalykus daryti dar nieko. Bet žiemą per žiaurų. Dar niekada taip nedariau, čia pirmas kartas, kad žiemą keiščiau vietą ant ledo. Bet jaučiu, kad daugiau nedarysiu aš taip. Nu, ir tik atėjau, iškart kibimukas. Avo. Pabėgo. Pabėgo draugai. Tai vot. Iš pradžių biški buvau sunerimęs, kai atsisėdau čia naujo vietoj. Porą minučių buvo ramu. Galvoju, ten nors kybo dar biški kažkas tai. Nu, porą minučių praėjo ir pradėjo vėl kibti. Ta prasme, čianais. Ir čianais pradėjo kibti. Tai va. Čia prieš išeinant iš naujos vietos tiek pagavau. O čia va į naują vietą atėjęs jau kiek pagavau. Ir pakankamai greitai. Sukibo. Ant 3 meškeryčių, dabar tik ant vienos vėl po biškį. Kars nuo karto padaužo ir viskas. Tai nežinau, dar kokią valandėlę, gal pasėdėsiu iki 12. Gal pusvalanduką, bus matyti. Šiek tiek tegul čia viskas sušyla. Ir eisiu miegoti. Ilsėtis, taip sakant. Rytoj galbūt bus čia geriau. Tai reikės vėl padirbėti. Nežinau, kokie 20 kg jau prigaudžiau, man atrodo. Nu, 2 pilnus kibirus. Po 14 litrų. Tai manau, kad ten apie 20 turėtų būti tikrai. Gal daugiau, biškai, gal mažiau. Kažkas tokio. Tai va, kažkaip va taip, va, draugai. Ir vėl pro šoną. Nesuprantu aš. Kam reikalas, kas čia yra? Avo. Pagaliau. Pasikirto. Aš maždaug įtariu, kodėl. Kadangi uždėjau stintos porcijas, o jos tokios pailgos plonos, tai man atrodo jos užsipina ant valo. Ir greičiausiai kreivai kaba. Todėl ir nepasikerta man. Kai tik tai kameruoju, taip arba nieko, arba mažytė. Kai tik tai nekameruoju, tai va, kokios silkės užkimba. Manau, kad užtenka šiai dienai. Antrai dienai, tiesą pasakius. Nusikriekiau aš čia per tas 1,5 dienos, tai kaip nežinau kas. Kaip šernas knisdamas visą mišką. Nu jo, čia šitas... Ne, čia jau žvejybą nelabai pavadinsi, čia žinokit darbas. Ir juodas darbas, galiu pasakyti. Taip kad ištraukiau va 3 motininės tokias ant pabaigos ir einu miegoti jau po 12 šiek tiek. Gal geriau anksti ryte atsikelt, negu kad čia
dotis. O, dar ant pabaigos vieną fuktelėjau, bet turbūt nedidelė. Aišku, nedidelė. Tai kad jeigu nedidelė, tai nedidelė. Jo, draugai, viskas. Ai, dar kolega dar užsimanė dar vieną dieną ilgiau pabūti. Tai dar rytoj visą dieną žvėjosim. Šiaip jau rytoj turėjom važiuoti namo. Bet kažkam vis dar maža. Nu, maža tai maža. Ką dabar? Gaudysim dar vieną dieną. Tai važiuojam ne rytoj namo, o poryt. Nu, tai aš jau atsižvėjosiu čia 8 stintų, tai belenkai. Viskas, draugai, labanaktis. Susitiksim rytoj. Tikiuosi, šitoj vietoj bus irgi gerai. Einu gulti. Labanakti. Ne, tai aš nesistebiu, kodėl aš sušalau. Dabar rodo 13, jutiminė 21. Nu jo, viskas aišku. Kodėl čia taip šalta buvo, bet man vis tiek keista ant Kauno marių. -15 buvo, gal dar daugiau. Ir tikrai taip šalta nebuvo. Absoliučiai šalta nebuvo. Nebūtų čia kažkoks kitoks šaltis. Suomijoje. Bet biškį prasideda, žinot. Po truputuką prasideda veiksmas. Aš čia tik įleidau. Gal jau prasidės? Opa, pabėgo. O, ten dabar. Geras. Jo, po biškį prasideda. Opa, čia dabar. Eik, savo. Vėl pabėgo. Opa, tada čia. Jau prasideda žydinė. Avo. Vėl pabėgo. Bet tai kai užėjo vienu metu per visas meškerį. Nebuvo, kai pradėjo, tai per visur.
Tokia skala. Ištisai. Aš net nežinau, man šitie stoveliai gerai ar nelabai. Kažkaip atrodo, kad jie man trukdo. Nežinokit, čia jeigu taip kibs, tai man atrodo ir šiandien bus dar 10 kg. Na jau. Bet kažkaip man karpis geriau laikosi rimtai. Nu, kaip tas tintas taip greit nulėkė, aš nesuprantu, atrodo per skūrą. Pernėrė viską. Ir vis viena nulėkė. Greičiau negu. O čia kas gera? Medicka irgi. Kelienius pakirto. Jau pakirto. Normaliai taip. Jo, biški kartais su daug meškerėlių bardakėlis gaunasi. Galiu pasakyti. Antanas kimba. Ale nebuvo, kokią minutę laiko. Bats, kaip užėjo vėl. Vėl. Kaip iš patrankos varo. Bet taip staigiai, ant visų trijų. Paim. Sukibo. Ir ramu. Neramu. Jama. Vėl smulkmė užėjo. O, čia rybesnė. Ne, kad pauzelės biški yra, tai gerai, žinokit. Bent jau kojas gali ištiesti. Trumpam. Bet tik trumpam. Bet jo, taip įdomiai. Užeina kartais patelės varo. Ištisai. Užeina patinukai. Pamainom taip.
Vo, draugai, vo, žiūrėjim. Sakykit, ką norit. Va. Haliava skraidžia. Šia kažkurį rytą irgi prabūdęs, taip mėtau ant ledo. Blemba. Net nepajutau, kai atidarau, nieko nėra. Galvoju, kur visa žuvis dingo, nieko nesuprantu. Atostanka, duoda savo. Šukt ir vėl bliūdelis yra. Ir vėl pauzelė, parūkimas biškiuką. Gerai. Kai taip kimba, parūkimų reikia, žinokit. Bent trumpam. Nu ir kaip, draugai, jums tokia žvejyba? Ot, kad ant Kuršių marių toks veiksmas būtų. Nu, bet tada aš ten įsivaizduoju, kiek ten žmonių būtų, jeigu jau čia taip jau pakankamai. Aišku, darbo diena nėra labai daug, taip su protu, taip sakant, bet savaitgaliais, tai čia sakė, virš 100 palapinių būna. Tai ant Kuršmarių būtų ko virš 1000, mažiausiai. Jeigu taip kiptų, kaip čia. Jo. Nu, atsižvėjosiu. Belenkaip. Jau 3 kibirus privanojau po 14 litrų. Oi, valgysiu stintą. Ne, pusę metų valgysiu stintą. Na, nors ne, dar biškį šiek tiek sumažės ten. Reiks išdalinti. Šiek tiek, bet sau tai turėsiu ilgam. Šiaip labai skani žuvis. Ir valgyt paprastai, ir iškepa greitai, nu žodžiu, pasaka. O, dar parūkinti reikės tiksliai. Nu žodžiu, ir kepsiu, ir rūkinsiu. Ką dar galima daryti, nežinau daugiau. Buvo, draugai, kol pylėm žuvytę į kibirioką. Bam! 2. Gaila, nespėjau nukameruoti, neišėjo. 2 mamkos ant 2 kabliukų tokios. Va. Normaliai. Kai visą laiką tokios daužo. Nu jau. Kągi, draugai, vakar kepėm stintas. Tai šiandien nekepsim vėl stintų, šiandien kepsim stintelės. Oi, skani žuvytė. Aš nigdy negalvojau, kad stinta tokia skani žuvis. Va tiek, va, fuktelsim į petelnę. Pats tas bus. Gražiai stintelė, gražiai. Vakar, kai darinėjau, tai palikinėjau ikrus. Šiandien nesiterliosiu.
su tais visais reikalais imu visus žarnokus su visko ir viskas. Opa. Patinas koks bojavas. Nieko savo. Šitas dičkis aš tikrai galvoju, kad bus patelė. Čia pasirodo patinuks. Aš manau, čia aš gerai sugalvojau, kad eketėje išsiskalaut su ekologišku, suomišku ekologišku vandeniu. Manau, kad visai gerai čia gausis. Jo, ko ne. Čia ir žuvis pasišers. Gal prie to pačio. O, kiek čia įkrų. Davai metam įkriukus į vandenį. Ups. Taip, draugai, smožinsim žuvį. Kaip ir minėjau šiandien, be jokio ten miltukų. Tiesiog. Ir man taip atrodo. Ai, kaip atrodo. Kaip jinai susirė čia. Aš žinau. Ir dar laša nuo stogo tiesiai į petėlinį, man atrodo. Gerai. Per vieną rozą nepaeis. Tai dar ir kimba. Yra ar ne? Noriu pasakyti, dar ir žuvį ištrauksim. Akurat. Bekepant. Kai taip tai nekimba, o kai jau pradėjau kepti, tada užkybo. Tu galvoji, runčiukas žvejot nemoka? Moka. Moka dar kaip. Jo. Kitaipgi nekeptų dabar žuvies, jeigu nemokėtų. Antradienį. Jo. Ką? Pirmadienį? Tai jau pribūbinota, ne? Pusę bagažinio kytoje. Aš sakiau, kad nieko nėra. Per tiek dienų? Tai gal šnapsą gėrėt. Dvi dienos žvejybai ir kitą dar vieną dabar 2 dienos kelionė. Bet kaip jinai susisuko. Ką žinau. Viskas, manau, kad gana čia. Porą minučių ir jinai jau gatova. Labai trapi žuvytė. Ну-с.
Kągi draugai, jūs kaip norit, bet arūnčikas tai pavalgys. Žiūrim, ką čia šiandien pridirbau. Skanu bus ar ne? Nu, ką aš galiu pasakyti, žinokit, baika. Labai neblogai. O kas svarbiausia, nei tau kauliukus rankiot, nieko. Va, šmukšt ir все. Vienu žodžiu, pavalgysim ekologiškos suomiškos stintos. Gerai, Šaika, arūnčikas pavalgys, jūs irgi ką nors pavalgykit. O tai dabar žiūrit, kaip aš čia valgo ir seilę varvinat. Vienu žodžiu, vožuvytė. Ką, draugai, vakaras atėjo ir prasidėjo. O, kokios riebuilės. Riebuilės prasidėjo. Vidurinė kiekė, meti trauki. Kraštinės karts nuo karto. Gal jau ten nieko nėra, ant kablio nežinau. Nes tiesiog vėl panašiai kaip ryte užėję buvo, tai dabar irgi. Tik spėk traukti. Bet kadangi kamerą įsijungiau, tai greičiausiai bus stop. Pasportuota čia neblogai. O, dar vienas bliūdelis. Fukt ir yra. Žodžiu, trečias viedriokas jau pilnas vėl. Kai ten kažkas sakė, lietuviai pas save jau visas stintas išgaudė, tai dabar pas suomius baigė žaudyti.
Baisų žmonės, tai lietuviai, kur nuvažiuoja, ten žuvį visą išgaudo. Biškį riebesnių padavė. Kokia, pavyzdžiukit. Jo, šaika, prikameravau aš čia jums šį kartą. Belenkiek. Belenkiek. Kadangi jau daug prigaudžiau, belenkiek prifilmavau, tai jau žodžiu net nebefilmuoju, žinokit, iš tų žuvų, nes patys suprantat, kad visko neįkelsiu, bet jūs pažiūrėkit, kokio dydžio aš pagavau. Eina savo, kokia didelė, ką aš žinau, pagal eketės skylę, per visą eketės tą. Apie, nežinau kiek čia, virš 20 comų bus. Normaliai. O, kokio dydžio. Ten tos ir šitą kokią. Mamulė užkybo. Kokia mamulička. Kaip jums, draugai, toks variantas? Normaliai, ne? Nu jau, sakyčiau, kad net labai normaliai. Ką aš galiu pasakyti? O, prašau. Офигенно tiesiog. Eik tu pekla. Ir visur va čia ledas. Iš vidaus. Visur ledas. Nu žodžiu, dar į tokią situaciją nebuvau papuolęs. Sėdėjau Kauno mariose prie -15.
Jokių problemų. Čia minus 15 ir batai. Ar čia dėl to, kad aš liepsną primažinęs? Bandau taupyti, ar kame čia reikalas? Iš kur čia tos drėgmės tiek daug? Aš nesuprantu. Viskas apšalė, absoliučiai. Eina, pekla. Jo. O kas įdomiausia, kad dujos eina į pabaigą. Ir šitą naktis pranašaujama dar šaltesnė, negu praeitą, kur buvo. Jau praeitą sušalau. Nors dujos buvo ant viso ciongo atsuktos. O dabar dar plius dujos eina į pabaigą. Eina, pekla, nu šita naktelė pas mane bus. Nu ką, reikės su visais rūbais miegoti, lysti miegmaišį. Ir kai jau pasibaigs dujos, nu tai pasibaigs, o ką daryti? Nieko kito nebelieka. Nafig. Jo, kas galėjo pagalvoti? Rytoj mes jau važiuosim namo. Nusikaliau kaip šuva, ne tas žodis. Kadangi mes rytoj vis tiek važiuosim namo, tai šiandien dar vakarą atgaudau kažkiek iki kokios 10 valandos. Einu miegot. Kažkaip išmiegot tą naktelę reikia. Kažkaip. Ir rytoj aš, man atrodo, net nežvejosiu jau. Ne tas galvoj bus. Reikės po biškį pakuotis daiktus ir laukti, kol Šaika pabaigs savo tą žvejybą. Aš jau savo žvejojau, taip sakant. Nu, ką galiu pasakyti, iš esmės tai kaip visai ir nieko. Patiko man ta stintų žvejyba. Tik tai gal biškį kiek kitaip reikia ruoštis visam tam reikalui ir ieškotis biškį tokios ramesnės, fainesnės vietelės. Čia tai man nelabai patiko. Aišku, su kibimu čia viskas gerai, o kimba ir antos. Su kibimu čia, žinokit, viskas kaip ir gerai, bet galima daug pagauti žuvies. Bet sakau, man ta aplinka tokia, kur čia gamyklos kažkokios, kas čia nesuprasim, žodžiu, uostai. Tai, nu, man čia romantikos mažai. Čia, jeigu nori atvažiuoti, tai tik tai dėl to, kad prilupti žuvies, taip sakant, stintų tų. Ir viskas. Tai va, draugai, viskas. Gana man čia kameruoti, čia tiek prikameravau, kad jūs neįsivaizduojate. Aš neįsivaizduoju, kad reikės tą vidosiką sulipdyti. Nu, bet kažką tai sulipdysim vis tiek. Kągi, draugai, jeigu rytoj bus kažkokių įdomybių, tai dar pafilmuosiu. Jeigu nesušalsiu. Tikėkimės, kad ne. Gerai, draugai, dėkui, kad žiūrėjot. Dėkui, kas dedat laikus, kas komentuojat, kas karts nuo karto paremėt kanalą. Visiems didelis ačiū ir iki kitų kartų. Susitiksim Lietuvoje dabar. Ate.